Ok, dabar pažiūrėsim, kas yra robots.txt failas, tai bus trumpas video, turėtų būti įdomu ir tam, kuris tik pradeda studijuoti, kas yra SEO, ir tam, kuris jau dirba kelis metus, dėl to, kad nuo spalio 7 dienos 24 metų Google įvedė naujas taisyklės, kaip jis interpretuos komandas, kurios yra surašytos į robots.txt failą. Kai kas tikrai man pasirodė įdomu ir apie tai pakomentuosiu. Tai, kas yra robots.txt failas? Tai yra kaip instrukcijos arba taisyklės arba taisyklių rinkinys, kaip robotai, ne tik Google robotai, bet galima nurodyti ir kitam robotui, pavyzdžiui, tai būtų SEMrush arba Ahrefs robotas, kaip jam reikėtų skaityti svetainės turinį. Dabar pažiūrėsim į tam tikrus pavyzdžius. Jeigu mes robots.txt failė, tai yra, kas yra robots.txt failas? Tai yra paprastas tekstinis failiukas, TXT, jau pavadinime yra .txt. Tame faile galima nurodyti, pavyzdžiui, štai čia yra komanda user agent ir tada, jeigu mes paliekam žvaigždutę, tai galioja visiems robotams. Jeigu tai būtų user agent, pavyzdžiui, kaip čia Google bot, tada ta komanda galioja tik tai tam robotui. Ir jeigu mes nurodom disallow, tai tada mes pasakom, kad štai čia yra pavyzdys disallow. Gal reikėtų tai priartinti. Tada mes nurodom, kad disallow reiškia mes nenorim, kad robotas aplankytų būtent tą turinį. Pavyzdžiui, ten yra, nežinau, kažkokie paveiksliukai, kuriuo aš nenorėčiau, kad Google indeksuotų. Indeksuotų tai reiškia žinotų apie tos failiukus ir jie būtų prieinami robotai ir paskui būtų prieinami Google paieškoje, taip pavadinkim. Kur yra saugomas robots.txt folderis, failas? Tai yra pagrindinis svetainės katalogas, tai būtų public HTML ir ten yra saugomas robots.txt failas. Dabar, kas yra nauja pagal taisyklės? Nurodymai, kurie yra surašyti pagrindinėme svetainės kataloge, robots.txt failė, galioja būtent tam domenui ir būtent tai schemai. Pavyzdžiui, jeigu tai yra schema, tai yra HTTPS ir, pavyzdžiui, www, tai galioja tam domenui ir tai schemai. Jeigu tai yra subdomenas, subdomenai turi būti parašyti atskiri nurodymai, kaip turi būti interpretuojamos robots.txt taisyklės. Vienas iš dabar pakeitimų, kurį reikėtų žinoti, į robots.txt nebegalim nurodyti host, bet mes vis dar turime galimybę nurodyti, kur yra sitemap. Štai čia yra pavyzdys, kaip galėtų atrodyti nurodymas, kur robotas gali surasti sitemapo failą, bet hostas, kaip anksčiau buvo rašomas, jau nebepalaikomas bent Google boto ir jau reikėtų nerašyti robots.txt hosto taisyklių. Taip, apie sintaksę, tai čia būtų galima paskaityti šitam straipsnėje, bet aš trumpai pasakysiu, ką mes kaip reikėtų interpretuoti. Mes nurodom user agent, tai būtent kuris robotas, allow, tai mes tada sakom, kad galima nuskaityti, disallow, kad negalima nuskaityti, pavyzdžiui, kažkokią URL adresą arba konkretaus katalogą ir sitemap, apie tai jau minėjau. Tai, kas yra nauja nuo 24 metų spalio mėnesį? Viena iš naudingų taisyklių, kas man pasirodė tikrai naudingai, jau pritaikėm projektams, ne visiems, bet jau taikome. Tai yra grupavimas, kai štai čia yra pavyzdys paveiksliuko, būtų galima padidinti, kai tu grupuoji user agent visi, ne, tai čia būtų žvaigždutė visi, ir tada pasakai ir Google botui, ir Google News botui, ir mobile botui, mes leidžiam viską, allow viską, ir mes uždraudžiam, ir tada čia yra sąrašas, ką mes uždraudžiam. Jeigu aš įrašyčiau čia dar Ahrefs botą, tai taisyklės galiotų, tai čia būtent ir sugrupuojam visus botus, ne kiekvienam atskirai, o rašom grupiai iš karto. Štai tokia yra taisyklė. Ir iš kitų naudingų žinių, ką reikėtų tikrai, iš kitų naudingų naujienų, ką reikėtų žinoti apie klaidų nuskaitimą. Jeigu štai čia bus plačiau apie tai, kaip yra interpretuojamos klaidos, aišku, jeigu robots.txt grąžina 200 responsą, tai yra atsakymą, tai reiškia viskas tvarkoja, bet jeigu robots.txt failas grąžina klaidą, kokią nors 400 klaidą, išskyrus 429. Grąžina kokią nors 400 klaidą, 4xxx. Tai Google botas interpretuoja, kad robots.txt failo nėra, jokių taisyklių nėra ir jis nuskaito visą turinį be apribojimų. Bet jeigu yra, tai yra labai svarbu, kritiškai svarbu, bet jeigu yra
grąžinama klaida 500, nesvarbu kokia, tada Google interpretuoja, kad visiškai robots.txt failo nėra ir tada jis neindeksuoja ir neaplanko viso svetainės turinio. Tai yra tas pats, kaip svetainė neindeksuoja. Tai yra kritiškai svarbu stebėti, kad tas failas negrąžintų 500 klaidų. Kaip surasti, kur galima surasti robots.txt failą, jau pasakiau, bet galima patikrinti Google Search Console, kokia yra jo būklė ir kokias yra klaidos tame faile. Būtų galima prisijungti Google Search Console. Po kairė yra settings, nustatymai. Nustatymuose pamatysit štai tokį vaizdą. Yra prie crawling yra robots.txt failas ir galima atidaryti Open Report, atidaryti ataskaitą. Ir toje ataskaitoje, čia kaip tik kėliau vieną iš pavyzdžių, kaip Google signalizuoja, kad yra klaidos. Tai pamatom, štai čia yra robots.txt failas ir čia prie issues matom, kad yra kažkokios problemos ir galima paspausti ant tos ikonėlės ir tada pamatyti, kaip Google'as mato, štai čia po dešinę atsidaro vaizdas, kaip Google mato ir kaip interpretuoja robots.txt failą. Tiek šiam kartui. Turėčiau dar paminėti, kad plačiau čia pačiame mūsų tekste bus, iš kur yra paimta, sakykim, ta naujiena. Yra developers.google.com, štai čia yra nuoroda, kur yra detalesnis aprašymas, ten yra aprašytos visas taisyklės, kaip Google'as interpretuoja. Galima atidaryti, jau paskaityti tiesiai iš Google, bet jeigu reikia kažkokios pagalbos su robots.txt failu ar šiaip su vidiniu optimizavimu, galit susisiekti su EasySEO, pasistengsim padėti. Tiek šiam kartui.